Na, bet sakė, viskas tvarkoja, spėjo, pasiruošė rungtynėmis ir pamatysime, ką Telšių Džiugas vadovavimas Andriaus pademonstruos šiandien. Taigi, Telšių Džiugo sudėtis vartuose Marius Paukštė. Numeris 1 gynybos, 7 numeris Simonas Urbis. Tokį 11-uką pasirinko Andrius Lipskis. Na, tuo tarpu Eivinas Černiauskas čia atakuoja. Kauno Žalgiris perdavimas, smūgis ir 1-0. Taip, pirmasis įvartis krenta labai greitai ir Aminas Benšaibas, atrodo, jis pasižymėjo po Romaldo Jansono, jeigu neklystu, perdavimo. Na, taip. Trenkė žaibas jau antrą rungtynių minutę ir 1-0. Aminas Benšaibas, žiūrim epizodo pakartojimą, ten Romaldas Jansonas, na, dviese sudoro turo normos. Vakar Vilniaus derbis, Vilniaus riteriai prieš šalies čempionus, čia gaudo kamuolį. Tikėtina, Bachtroere mes kamuolį į baudos aikštelę, taip ir įvyksta. Jansonas, na, dabar užsimojo, šalia buvo gynėjas. Na ir Aminas Benšaibas, o šitą kortelę, sakyčiau, joje logikos yra daugiau. Smūgis iš toli tiesiai į Deividą Mikelionį. Kita vertus, netgi jeigu nespėjote į aktyvių sirgalių tribūnas, dar yra galimybė nusipirkti bilietus ir kitur. Čia atakuoja ir antrasis įvartis. Antrasis. Novas. Nu ir štai toks perdavimas ir dar viena proga neišnaudota. Benšaibas tęsiasi ataka, smūgis iš toli, oi, Marius Paukštė. O vietoj 8 numerio Frajaus Kairmanio aikštėje 20 numeris Davidas Ananė. Vienas iš tų, jeigu galima taip sakyti, mohikanų. Černychas taip pat, Benšaibo perdavimas į aikštės vidurį. Štai koks smūgis ir nors kamuolys skriejo tiesiai į Marių Paukštę, tačiau baudos aikštelės siunčiamas kamuolys, nuošalės nėra, skersinis. Na, žvilgtelėjo į teisėjo asistentą. Keli net Džiugo gynėjai, bet galima buvo žaisti, o čia kortelė. Kortelė, kurią gauna 3 numeris, Antonas Tolordava. 91 vietoj Deno Traikovskio Oleksandras Černozubas. Ir be abejo bus pridėta kažkiek ir prie pagrindinio laiko. Buvo keitimų, buvo stabdymo, čia pavojinga situacija, smūgis ir 1-1. Ojojoj, koks įvartis krenta į Kauno Žalgirio vartus. Na, tikrai šiandien buvo situacijų, kur atrodė, kurios pavojingesnės, geresnės. Aleksandras Kurcevas, 26 numeris iš 8. Turėtų tiksėti Džiugo naudai, bet ką mes matome, na, įdomi tokia savybė, kad pastaruoju metu būtent Telšių ekipa atakuoja dažniau. Baudos aikštelė, atmuštas kamuolys, bandė smūgiuoti, o čia gali būti ir galėjo būti labai pavojinga, bet nesuvaldė kamuolio Ernestas Burdzilauskas. Sirgėdas. Vienas aikštės vidurėje, galima žaisti ir čia 4-2, štai tokia kontrataka, na 3-2, nemažiau pavojinga perdavimas, smūgis ir 2-1. 2-1 ir kas muša antrą įvartį, muša tas pats žmogus, Aleksandras Kurcevas, 26 numeris, na kokia klaida aikštės viduryje ir kaip viskas dramatiškai verčiasi šiose rungtynėse. Aleksandras Kurcevas papuola į komandos draugų ir trenerių glėbį, o Kauno Žalgiriui tam, kad išgelbėt rungtynes, lieka ne tiek ir daug. Tiksi jau 87 minutė. Aleksandras Kurcevas aikštėje pasirodęs